dabar bus tik didėjanti, nes iš tikrųjų ūkis yra išsibalansavęs tiek, kad sugrąžinti į pusiausvyros būklę yra sudėtinga, nes daugelis valstybių yra prasiskolinusios. Ir greitų sprendimų sumažinti tą skolų naštą dėja nėra. Mes matome, kad šalis, kuriuom žūtbūt reikia mažinti skolų naštą, nelabai gali to padaryti, kadangi jos neturi ekonomikos augimo. O jos ekonomikos augimo neturi todėl, kad jos stengiasi sumažinti skolų naštą. Jos stengiasi karpyti savo biudžeto išlaidas, bet karpydamos biudžeto išlaidas jos mažina visuminę paklausą ir jos dar labiau stumia ekonomiką į nuosmukį. Todėl nėra stebuklingų receptų ir kadangi daugelis valstybių yra prasiskolinusios, bet kuriuo metu gali pasaulyje kilti naujas karštas taškas, kuomet spekuliuotojai, investuotojai gali sunerimti dėl šitos valstybės finansinio netvarumo. Tokia valstybė gali būti net Japonija, kurios valstybės skola, bet šiuo metu niekas tai nekreipia dėmesio, yra didesnė kaip santykinis dydis lyginant su bendruoju vidaus produktu negu Graikijos. Bet kadangi tai yra valstybė, kurios reputacija yra pasitikima, kurios stabilumai yra pasitikima, kol kas ji dėl šito nekenčia, bet garantijų, kad ji nekentės dėl to ateityje nėra. Todėl, sakyčiau, tas 2-3 dešimtmečių laikotarpis, kuomet visi lindo į skolas, žmonės, įmonės, bendrovės, valstybės, jis iš tikrųjų dabar yra sunku sugrįžti į tą pačią upę. Ir iš tikrųjų pasaulis jau yra gerokai kitoks ir jis yra gerokai labiau pažeidžiamas ekonominio to žodžio prasme. Tai nepasakysiu, kad krizė nauja kils 2018 metais, bet tikrai gali atsitikti taip, kad tas senas geras verslo ciklas, kuomet ekonomika normaliai auga kokius 8 metus, tada metus sustoja, dar metus pakrenta, tada vėl 8 metus auga, taip gerai gali ateityje ir nebebūti, nes ir pastarų metų procesai rodo, kad taip jau dėja nebėra. 8-9 išgyvenome, reiškia, globalinę finansų krizę dėl investicinių bankų Amerikoje, dėl nekilnojamo turto krizės Amerikoje. Atrodo, jau jį baigė išplėsti ir jau galėjome tikėtis įkopti į naują kilimą. Tada kilo krizė dėl eurozonos skolų, reiškia, atskirų valstybių prasiskolinimų. Tai tikrai labai neilgas laikotarpis, kuomet iš vienos krizės praktiškai pereita buvo į kitą.